Opapa. Ojojoj. Išsipildė durnių svajonė. Dieve, kokių voratinklių čia man padavė. Sumuštinių duonos, kukurūzų, 3 skardinės. Batoniuko dar reikia. Batono. Gyve, matot mane. Kur kas kips, kur kas ką. Opa. Jezus. Absurdas. Opa, yra. Oi, blemba. Sudariau sezoną ir lipu ant stogo. Kad sužėlė viskas. Praeit normaliai neina. Ojai. Bardakas. Jau va, avietės žaliuoja. Pavasaris, lazdynai sproksta. Čia lazdynai sproksta, kas keisčiausia, pas mane dar slypė nenori. Prasibrauti. Labas rytas, bičiuliai. Senokai nieko negaudžiau, senokai nebuvau žūklė. Sezono atidarimui atvažiavau prie Nemuno. Aišku, matot šlaitas. Tai reiškia punia kažkur tai, ar ne? Tai va, atvažiavau prie Nemunėlio atsidaryti sezoną. Darbai, reikalai. Niekas čia man neleido labai džiaugtis žūklę. Tai va, sezoną atsidarysiu taip truputį vėlokai, sakyčiau. Neįprastai atsidarinėju, bet tai nėra blogai. Nes tik dabar dar pradeda skleistis krūmai, pradeda žibutės, pradeda plukės lysti. Taip, kad tikrai dar nėra vėlu. Opapa. Tik tai tie šlaitukai, tai kaip visą laiką kažkoks siaubas. Dar ir pakrantės šlapios, ištirpdyti ledai pakrantėse sunešti. Taip, kad dar, ojoj. Aišku, gerai vanduo pakrito jau, bus paprasčiau ieškoti, rasti žuvį galbūt. Ojojoj. Nu va, nusileista. Išsipildė durnių svajonė. Nu ką, atsidarysim sezoną. Nemunėlis gražiai teka. Va. Išsirinkau tokį ruožą, kur, paprastai pavasarį negaudau. Čia atvažiuoju įsivasarėjus jau, kada karšiai kimba, kada viskas kimba. Kada spiningą galima į rankas paimti. Dabargi dar anksti. Nei spiningo dar, nei nieko. Pradžiai reikia atsidaryti su dugninė. Tai šiandien pas mane dugninės. Šiandien planuose šapalynai. Paėmiau kibirą, ten yra tinklelis, ten yra batono, kukurūzo. Daugiau niekur nereikia. Ir va tokiose kaip šita buhtukėse, kur srovė sukuriuoja prie kranto. Bandysim gaudyti šapalyną. Eisiu po truputį tolyn. Vienoje vietoje valandėlę, kitoje vietoje valandėlę. Na ir tikiuosi, kad dieve, kokių voratinklių čia man padavė. Kol nusileidau. Vienoje vietoje valandėlę, kitoje vietoje valandėlę. Ir kažką tai manau, kad pagausim. Tai va, kažkaip tai taip. Ten dar matau kažkur tai liktai kolchozas gaudo kokias kuojas, bet negarantuoju. Tai va, gerai, eime. Pakrantę žiūrim gražių vietų ir stojam. Einam. Čia kol kas manau, kad nors čia labai tinkama vieta, bet jeigu ką grįžtant. Opapa. Pažiūrėk dar koks čia purvynas.
Ojai. Va, o aš kaip visą laiką be čiabatų. Taip, kad pabraidžiasim. O, vietom sausa gerai, vietom šlapynė. Gražu bundantis Nemunas. Ir va čia visai graži vietelė. Būtų galima. Čia netgi su plūdinuke būtų galima labai gražiai leisti. Einam. Truputį toliau pažiūrėsim. Čia ir mailiaus jau yra. Pradėsim tikrai va nuo čia. Tik tai matau čia gaudyta. O, kiek improvizuotų gražių kuoliukų jau stovi. Va, keletą. Gerai, labai graži vieta. O čia taip sulėtėja srovė, juda taip lėtai. Ir čia netgi jinai sukasi. Puikiai. Čia tikrai tokia, tinkama šapalui. Tinkama šapalui reiškia tinkama man. Tik reikėsiu pagalvoti, kur geriau atsisėst, kad labai nebaidyt. Pabandysim čia. Gerai. Dedam viską, tvarkomės. Ten gulbės kažkur tai gražios. Turim batono akcijinio, dar sumuštinių duonos forminė. Aš sakau, visiems gyvenimo atvejam. Kukurūzų, 1 skardinė, 2 skardinės. Truputį vandenuk. O, 3 skardinės. Žuvim tikrai nebus per maža. Paėmiau šiandien ir kibiriuką. Ir tinkliuką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, galbūt paimsiu keletą šapalų į savo kūdrą. Taip, rankšluostukas. Viskas, traukiam meškeres. Nu va, 2 vienodi fideriukai. 3,60 iki 60 gramų. Aišku, jie galingesni iki 80. Čia Drenano super fideriai. Ir viskas. Čia tolimės nereikia. Ilgesnių nereikia. Taip, kad sukamės, dedamės, ruošiamės ir metam. Prieš pradedant ruoštis reikia keletą batono riekių čia mesti vandenin. Greitai pabrinkyti ir pajaukinti. Užteks. Skardinė kukurūzų. Irgi tas pats. Nupilam skystį tiesiog. Ir va taip. Po saujukę į srovę. Tegu neša, suka čia ratu. Čia išmetam truputį žemiau. O, dar žemiau. Tegu neša. Opa. Viskas. Pradinis jaukinimas padarytas. Dar batono. Batoniuko dar reikia.
kukurūzo neužtenka. Batoną tai taip reikia gerai suspaudyti, vandenį išleisti iš jo. Ir tada sutrupa ir labai gerai leidžiasi ant dugno, neplaukia paviršių. Va. Opa. Pasileidžia ir skęsta dalelės. Toliau kranto arčiau, kai kas plauks pasroviui, kai kas va čia suksis ir vėl plauks žemyn. Nu, vienu žodžiu, va taip kažkaip tai pajaukinom. Dabar iš ryto tai dar taip truputį apsiniaukia. Bet iš principo tai šiandien pranešė 16 laipsnių. Tokia ramesnė diena, šilta. Tai 99% kad šapalų bus. Nežinau kokio dydžio, bet kad pagauti turėtumėm, tai tikrai. Anksti pavasarį, kai varai, tai dažniausiai būna, kad jeigu randi, kur jų yra daug, tada pagauni. Nes jie dar labai nevaikšto, dar pavieniais jų nebūna po 2, po 3, jų būna didesnis būrys. Nu, kaip jau pavasaris įsibėgėja, atšyla vanduo, tada jau jie ir pavieniui, po 2, po 3, jau praktiškai visur jų gali rasti, jie labai įsiskirsto. Nu ir paskui jau ruošiasi nerštai. Taip, kad kol dar jie kažkur tai bandom gaudyti. Pas mane viskas paruošta. Namuose, paprastai, ūkiškai, iš anksto, ant kotų suvyniota. Nėra to laiko, kaip sportiniai žūkliai, ten kelių valandų pasiruošti viskam. Čia jau viską turi būti pasiruošęs greitai. Taip. Kaip minėjau, meškerėlė 3,60, drenaniukai senukai, labai nuostabios meškerės, kurių, nežinau, praėjo labai daug metų nuo jų išleidimo, bet aš visiškai nenoriu keisti kitas. Gal jos kažkiek truputį sunkesnės. Gal. Bet kokios jos smagios. Liuks. Tai pas mane uždėtas pintukas dabar, čia gal vienetukas, ir uždėjęs šoklyderį ilgą monofilamentą. Tai monofilamentas puikiai gers ir jų smūgius šapalų. Va, ir kaip sistema atrodo, labai paprastai, slankiantis svarelis, dabar čia uždėta 1,5 uncijos, bet pagal vietą galima dėti ir unciją, 30 gramų ar net kokia 20. Tada stopukas, kilpa į kilpą pavadėlis, apie metrą, gali būti 1,5 metro, nėra svarbu. Pavadėlio valas, kokia čia pas mane 0,18, tai plonesnio 0,15, tikrai nerekomenduoju 0,16. Ir didelis kablys 10 numerio, plačiu geluonimi, ar ne, kad užsidėtų gerai batonas, kukurūzas. Viskas, kad šapalas lengvai užsikirstų. Daugiau tikrai nieko nereikia. Viskas labai paprastai. Žūklė paprasta. Kibimo nepramazinsit. Svarbu, kad būtų stabdis sureguliuotas tinkamai, kad to 15 ar 18 pavadžio jum ir nenuluptų. Tai va. Kažkaip tai taip. Nieko sudėtingo. Labai paprasta žūklė, bet labai azartiška, labai įdomi. Žuvys stiprios, energingos, kibimai nuostabūs, prikelia lavonus. Taip, kad lauksim jų. Pririšta gerai, lyg tai gerai. Gerai? Eina. Padarom pirmą metimą. Uždėsim porą kukurūzėlių nedidelių.
vienas. Prasti kukurūzai matau šitoj skardiniai. Bet vis tiek kažką išrinksim. Ir antras. Va. Pradžiai pabandysim ant kukurūzo. Kol kitą meškerę užmesiu. O taip va tiesiog kampu. Toli mes nereikia. Va. Viskas. Gylis čia apie 1,5 metro. Gal 2 maksimum. Viskas. Meškerė stovi. Laukiam kibimo ir einam tvarkytis kitą. Nu tikrai žinokit, kaip myliu šitus kotus. Jie tokie ir greiti, ir kartu lankstus, ir labai malonus. Kas padaryta, tai pakeisti priekiniai žiedai uždėti didesni. Liuksiški kotai. Gerai, čia sistema ta pati. Stopukas, pavadėlis metrinis, kabliukas. Stovi meškerėlės, laukia kibimėlio. Taip, dar reikia batoną užmest. O, čia mailiuką net kažkas palaiko. Jau gal ir spiningą bus galima imti. Na, bet dar kol kas reikia atsidaryti pirmą sudugninę. Plūdinės nepasiėmiau, galėjau gal. Būtų visai gerai užmesti. Gerai, laukiam kibimo. Nu, truputį batono dar reikia. Nu, uždėsim batoną pasižiūrėti. Pasižiūrim batoną. Batoną paprastai. Tokį blynelį ištraukiu. Dedu kablį. Ir va taip apspaudu. O. Kažkaip man taip labiausiai patinka. Kablys atviras, visą laiką gerai užsikerta. Aišku, ne per ilgiausiai laikosi čia tas batonas, bet dažniau permest reikia. Ir viskas. Taip pat ir ant plūdinės. Laukiam. Gyvi. Ta kamera gyva. Matot mane. Lėkia gražiai. Ai, nepakirtau. Ai, pirmas kibimas. Ai. Truputį paskubėjau. Nu ir nenori. Nenori. Nu, aš čia praktiškai valandą 10 minučių. Gėda, nesupratau. Nu, vieta gera, viskas labai gerai. Nu, bet vieną tik tai kibimą gavau. Nepakirtau. Bang, bang.
neužsikirto ir viskas. Keista. Bet tai ne pabaiga dienos dar. Dabar tik po 10-20 tai eisiu žemyn, eisiu dar per kelias vietas praeisiu, pasivaikščiosiu, nu ir vis tiek turim pagauti. Noras šiandien tikrai bus geras, šilta, 16 laipsnių, rami diena. Nu toks, šapalam pats tas. Jau ir mailiukas vaikšto, va. Juda, sietuvėliai, va, pilna, aukšlyčių visokių, va, tik duodas. Ratiliukai eina. Nu, pavasaris. Tikrai pavasaris. Gerai, dedamės turbūt daiktus ir praeinam dar toliau. Nu va, pabandysim čia. Čia tokia kaip ir buchtukė. Iki čia va ir čia toliau išėjimas. Pabandysim čia. Tik mes čia praėjau kokį, gal ne pilną kilometrą, gal kilometrą. Na ir pabandysim. Vis tik kažką pagauti reikia. Dar kelias tokias vietas įtartinas praėjau įdomias. Tai jeigu ką, nekips, tai grįšiu per jas. Reikia bandyti, nu kitaipgi nebus. Jau susiruošiau į žūklę, tai reikia gaudyti. Saulė kyla, šilta darosi. Antra vieta paruošta, pajaukinta ir kukurūzo duota, ir batono užmesta. Laukiam. Mažučiakas bus. Jei ne vėl reikės eiti. Praėjo praktiškai dar 1 valandą ir nieko. Nieko ir čia. Nenori. Kelias minutės dar va palaukiu ir eisim kitur. Vis tiek reikia kažką pagauti. Nu taip negali būti. Negali. Nu gal čia pabandysim. Čia irgi toks kampiukas ir čia taip sulėtėjęs srovė teka. Čia taip biškynai greitėja, bet tokia tolygi graži. Dabar reikia bandyti praktiškai visur, nes nežinia kur kas kips, kur kas ką. Reikia bandyti, gaudyti. Oras sušilo, bet ir vėjukas pakilo. Pučia, taip sakyčiau, stiprokai. Nu, matysim. Nu, va, tradiciškai truputį kukurūzo, truputį batono, užmečiau meškeres, palauksim. Bus kas nebus, pusvalandį pabūnu ir vėl einam. Nu, praktiškai pusvalandį. Sėdžiu ir dar nebarkštelėjau. Kas čia darosi? Kas čia vyksta? Nesuprantu. Оп.
Panašu, žinokit, kad ir čia nieko nebus. O nieko nebus, tai reiškia, reikia vyniotis. Kažkokia tai keista tyla šiandien visur. Stovi miškerytės, kažko laukia. Jokio kibimo nėra, jokio. Nežinau, ką daryti. Na, pabūsim dar, einam į kitą vietą. Pasėdėsim kitur. Pakeisiu aš čia jų šiandien nemažai. Tų vietelių. Nu, va, bet kažkaip tai taip, tai negali kažko tai sustoti, nedaryti kažko. Tai dabar ką čia sėdėti? Sėdėsi ir nieko nepagausi galų gale. Taip, sėdėti galime mes ir namie. Čia nelabai. Dedamės daiktus ir einam. Nemažai pasivaikščiau ir vėl grįžau ten, kur pradėjau. Kiek aš čia praradau, kokias 2 beveik 3 valandas blūdinau ir nieko neradau. Grįžau atgal, čia į tą pačią vietą, užmesiu dabar dugnines, čia jau vis tiek iš ryto buvo pajaukinta, dar dabar kažkiek dajaukinsiu, gal bus geriau kažkiek tai, gal čia, nežinau, dienos reikėjo, kad pradėtų kipt. Nu, visiškai nenori. Kiek bandžiau ir atrodo vietos puikios, tinka šapalui būti, prieiti. Ir nėra. Absurdas. Rankų nenuleidžiu, gaudau. Ir vėl pajaukinau, ir vėl batoną, ir vėl kukurūzo. Bet kas įdomiausia, jau turėjau barkštelėjimą tokį neblogą, bet neužsikirto kažkodėl, tai gal didelis kąsnis labai buvo batono. Bet tai reiškia, kad čia vienas kitas praplaukė. Va. Reiškia, reikia palaukti jų. Opa! Dūrė, bičiuliai. Jezus. Eina kaip tankas. Gal nedidelis, bet eina tai kaifas. O čia tai kliovas buvo. Atiduok meškerę. Iš tikro. Oi, pagaliau. Jau žinokit, galvojau, kad aš čia su nuliu ir sėdėsiu. Kur jisai nuėjo dabar? Kažkur tai toli. O! Kibo dar ant vienos, bet jau. Nesupratau. Atsikabino. Toks kliovas. Tokia žuvis ir atsikabino. Eik tu gult kaip gaila. Oi, blemba. Eina. Užkabinau už kažko tai ir viskas. Ir ate. Užkabinau už akmens. Ir kaip išprašyti? Niekaip. Kaip gaila.
Eina gult. Nu va. Nepaėjo. Gražus šapalynas, kuris po kliovo net į orą iššoko. Kratė kaip nežinau kas. Galėjo būti tikrai kokia porą kilų, nu tikrai drūtas. Ir va, užkabino, nuplėšė ir ate. O kiek aš jo laiko laukiau, kiek aš jo laukiau. Sugadino nuotaiką dabar, kaip sako. Riešamės vis tiek. Kitaipgi nebus. Viskas surišta, paruošta, užmesta. Laukiam. Tuch. Vėl bus gal. Gal. O gal nebus. Opa. Yra. Oi. Labą. Mašiną ten nevietom palikė. Kodėl? Viską pjauna žmogus, užvers kitą kartą. Nu tai čia jau palikit bet kur, žinai, jeigu pjauna tai. Nu. Va. Kiek aš jo laukiau. Vienas nuvėjo ir vienas kabo. Ateik. Oi, koksai gražus. Tik. Opa. Oi. Plauk, draugė mielas. Nu, būk geras tu. Pagaliau. Ilgai lauktas šapalynas. Koksai sunukis. Kablio net neina išimt. Gerai įstrigęs. Hayabusa ar čia koks čia. Opa. Nu va. Šapalynas. Va toks gražuolis. Va. Tas irgi buvo panašus. Labai panašus. Nu, mes tave į tinklelį. Taip, reikia čia kažkur. Bičiuliai, va. Pusė 3 ir pirma žuvis krante. Jau galvojau, nieko nebus. Ypač kaip po to, kuris nuėjo, čia sėdėjau kokią valandą laiko laukiu. Jau buvau praradęs viltį. Bet atėjo.
Atėjo. Nu ką, metam vėl. Gražus šapalynas, tikrai toks tvirtas. Metam ir ribokas praėjo. Kaip tik kai traukiau, užkirtau. Nuėjo ten toliau. Ten, kur aš buvau jau. Kur jau buvau. Bet gal rytas buvo nedėkingas šitiem vaikščiojimam. Gal kaip tik kimba daugiau vat, po pietų. Gerai, bandom dar pagauti. Opa. Yra. Nedidelis, bet yra. Valandėlę, kad jau pasėdė. Pasirodo, rytas buvo per šaltas jiem. Ateik. Kas čia vyksta? Na, gražuolė. Nesusitvarkau. Nedidelis, bet nenori pas mane. Ofa. Va koksai. Nu kaip nedidelis. Palei kilogramą, manau, toksai pas. Gal šiek tiek mažiau. Kukurūzo, na. Pilna burno kukurūzo. Gerai. Plauk. Kai užkimba, tada reikia pajaukint. Vėl pabert. Po kiekvienos žuvies. Po kibimo. Po truputį, gal ir įsigaudysim. Gal net, sakau, be reikalo vaikščiojau, praradau daug laiko, o gal iš tiesų tik dabar pradėjo. Gal ryte iki pietų nekibo. Na, nežinau. Gerai, dar pasėdim valandėlę ir namo. Bet jau netuščiom. Eik tu gult, nulupo kiba. Eik tu gult, kliovas geras. Pasižiūrim. Ne, kablys vietoj, neužsikirto. Bet jau kliovas. Eik tu gult. Pramazinau vieną. Tai ką čia dabar? 3 kliovai, 4 kliovai. Vieno nepakirtau, vienas pabėgo ir 2 ištraukiau. Kažkaip tai taip.
Šitas dabar per snukį negavo, tai gal dar kips. Yra jau, bet jie dar tokie kažkokie, tai nežinau. Nu tikrai, nu, jau atrodo šilta, galėtų kibti normaliai, bet ne. Dar jie tokie kibimai. Ir labai baikštus. 4. Viskas. Reikia vyniotis meškerės, daugiau kibimų nėra. Dar vienas toks buvo, bet neužsikirto. Ir viskas. 4 kibimai. Nu, normalūs. Vieną neužkirtau, vienas pabėgo šapalynas ir 2 ištraukiau. Būna geriau. Bet kaip sezono atidarimui bus gerai. Vėlyvam sezono atidarimui. Viskas. Vynioju meškerėlės. Pastovėjo čia jos pakankamai. Dar turiu darbų atlikti šiokių tokių. Ir po truputį tip link mašinos. Meškerytės dėklė, daiktai kupriniai, šiukšlės surinktos. Tai pasižiūrim žuvytę. Kur čia mūsų žuvytė? Opa, prisipilam vandens. Opa. O. Daug nepilsiu, nes nepanešiu. Tiek užteks. Va kokie. Kur tie gražuoliai? Va. Nu vienas kokia. Gal bus 2 kilogramai, gal daugiau. O kitas mažesnis. Gyvensit pas mane baloj. Opa. Va. Uždedam taip. Mažiau juos čia purtys ir kratys. Taip, šapaliukai kibire keliauja pas mane į prūdą. Vienam yra, gal 3, kitam nėra. Tai dabar įleisiu ir į kitą. Visai gerai tenai gyvena. Blemba, čia nepatogu į to kranto. Gerai, įsijungsiu jūs prie prūdo. Va, kūdra, o čia va gyvens jie. Galimai gyvens. Yra karosiukų visokių. Buvo hibridų, bet hibridukai šalo. Vis iš vis negalvojau, kad jų dar yra. Tai nedaviau deguonies. Nu, ką, plaukiam, draugužiai. Nu, tu gražuolė. O, koksai. Pasižiūrėkit. Nuvarė. Greitai nuvarė. Ir tu, va, įkrita. Na, ir tu. Jaučiu greitai. Gražuolis. Wow, nuplaukė. Manau, jiems čia bus labai gerai. Tai va, bičiuliai, tokia ta žūklė. Atsidariau sezoną, pagavau kelis šapalus. Dar vienas pabėgo, dar vieną nepakirtau, dar tokių barkštelėjimų kažkokių buvo. Visai smagu. Jei patiko, aišku, spauskit laiką. Nepatiko dislaiką. Ir pasimatysim žūklėj.
kažkur tai. Dabar net nesugalvoju, ką aš gaudysiu sekantį. Neįsivaizduoju. Gerai, viskas. Iki bičiuliai. Čiau, pakau. Lipo ant stogo.